Tai sveiki visi, mano vardas Aušra Stankevičienė. Mane daug kas pažįsta, daug kas nepažįsta. Tai šitoj kompanijoje mes su mano vadovė, ko gero, esam pradininkės visoje Europoje. Esu lyderė, jau turiu 4 rangus ir jau pakankamai gerai susipažinau ir su kompanijos produktu, ir su kompanijos misija, vizija, gal sakyčiau, su kompanijos atlygio planu labai gerai susipažinau. Bet svarbiausia, kaip nebebūtų, ko gero, vis tiek mums yra labai svarbu produktas, nes būtent to produkto vedami mes ateiname į šitą kompaniją. Nes, žinot, tu gali geras būti pardavėjas, bet jeigu tu neturi gero įrankio rankose, tai ko gero ir sunku parduoti. Tai aš labai džiaugiuosi, kad į mano rankas papuolė šitas produktas ir visi šitos kompanijos produktai. Ir todėl šiandieną labai norėsiu, kiek įmanoma, jums daugiau parodyti šito produkto naudą, išskirtinumą, gal sakyčiau. Galiu pasakyti, kompanijos misija buvo tokia padaryti ant tiek unikalų ir veiksmingą produktą, kad jums daugiau nieko nereikėtų, užtektų vartoti būtent ląstelių maistą, jūs atsistatytumėt savo sveikatą, jums nereikėtų gerti nuo kiekvieno organizmo, ten organo kūno, gerti kažkokias tai papildomas kapsulės, tabletės ar kažką, jūs pavartoję ląstelių maistą, jausitės labai gerai, energingai, sveiki. Ir taip atsitiko su manim ir aš manau, kad jūs pavartoję šitą produktą, tikrai aš tą rekomenduosiu jums padaryti, jūs tai pajusite patys. Tai jeigu nuo pradžių pradėti biškį šiek tiek norėčiau apie pačią kompaniją, tai Yes Global, tai mes tai darome dėl jūsų. Kompanijos misija padėti žmogui čia ir dabar. Ir galiu pasakyti, kad kompanijos darbai jau tvirtina, jie turi rezultatus. Faktas tas, kad 23 metų gruodžio 10 dieną kompanija tik išėjusi rinką Dubajuje jau gavo prestižinį tarptautinį apdovanojimą už savo gaminių kokybę, veiksmingumą, aukštus gamybos standartus. Tai buvo forumas, kuriame įmonės iš daugelio pasaulio šalių pristatė sveikatos produktus, bet apdovanojimą gavo būtent Yes Global kompanija. Tai galiu pasakyti, tai yra labai gera pradžia kompanijai, nebereikalo kompanija dėjo tiek daug pastangų, produktai visi yra sertifikuoti, šiandien gal labai stipriai nesiplėsiu, jie turi visi klinikinius tyrimus, net kai kurie produktai, jų ingredientai yra patentuoti Europoje ir saugos kokybės ir gamybos technologijos sertifikatų prieinamumas kiekvienam ingredientui įtrauktam į įmonės produktų formulės. Galiu pasakyti, kad kompanija, kurdama produktus, ypatingai atsirinko ingredientus, atsirinko produktus, su kuriais galėtų toliau dirbti ir bendradarbiauti. Ir tai rodo tokį rimtą nusiteikimą išbūti rinkoje kuo ilgiau. Kas yra didelis pliusas, kad kompanija turi savo fabriką ir labai dažnai žmonės sako, kad produktas tikrai yra prieinama kaina, galiu pasakyti, ir nežiūrint to, kad jisai yra prieinama kaina kiekvienam pirkėjui ir klientui ir partneriui, bet ir kompanija turi unikalų atlygio planą, bet šiandieną būtent nekalbėsim apie atlygio planą, mes turėsim kitų susitikimų apie atlygio planą ir jeigu jums jisai bus aktualus, už tai, kad jūs skleisite informaciją apie šitą kompaniją ir apie šitą produktą, kompanija tikrai labai dosniai moka. Ir šiandien ne apie tai, bet jūs galite gauti informaciją pas žmogų, kuris jūs pakvietė į šitą prezentaciją. Tai pradžia tokia, kad kadangi kompanija pati kūrė produktus, pati turi fabriką, pati gamina ir pati išleido į rinką tinklinės rinkodaros
verslą, tai mums yra labai didelė galimybė uždirbti. Už tai, kad produktas prieinama kaina, komisinis didelis, kompanija suinteresuota, kad žmonės kuo daugiau žinotų apie tai ir pasveiktų. Tai dabar, kodėl šiandien mes kalbėsime būtent apie žarnyno sveikatą, už tai, kad galiu pasakyti, kad žarnynas mūsų gyvenime ko gero pats pagrindinis dalykas ir žarnyno sveikata yra bendra valymo trakto funkcija ir pusiausvyra, įskaitant žarnyno mikrobiomą, virškinimo fermentus ir su žarnyne susijusi limfoidinį audinį. Žarnyno sveikatos problemų priežastys pagrindė būna prasta mityba, fizinio aktyvumo trūkumas, stresas, vaistai. Ir žinot, šitie dalykai atsiranda palaipsniui, jie nesiranda iš karto mūsų gyvenime. Ir prasta žarnyno sveikata yra susijusi su įvairiomis sveikatos problemomis, įskaitant uždegiminę žarnyno ligas, dirgliosios žarnos sindromą ir net psichikos sveikatos sutrikimus. Kodėl labai dažnai į tai yra minimas ir stresas, ir kokiom jūs sąlygom gyvenat, kokį jūs orą kvėpuojat, kuo jūs maitinatės. Viskas po truputį prisideda prie mūsų užteršto žarnyno, kurį jau dabar visi kalba, visa aplinka turbūt jau ne iš vieno žmogaus girdėjo, kad vis dėlto žarnyną karts nuo karto reikia valyti. Ir turbūt esat girdėję, kad ir senovėje tai žmonės darė, jie ir klizmas visokias statė, ir parazitus iš organizmo varė taip, kaip mokėjo, bet reikia pripažinti, kad senovėje, jeigu paimti daugiau metų atgal, žmonės labai daug judėjo, jie daug dirbo darbų, patys. O dabar mes labai daug turime sėdimo darbo, mažai judančio darbo ir mums būtina papildomai sportuoti, kitu atveju nusilpsta mūsų raumenys, visa sveikata pablogėja ir jaučiasi silpnumas ir prie žarnynui tikrai to neprideda. Ir pasaulio gastroenterologijos organizacijos duomenimis 35% pasaulio gyventojų kenčia nuo Z1 tipo virškinimo sutrikimų, tokių kaip vidurių užkietėjimas, viduriavimas, uždegiminė žarnyno liga ar gastroezofaginio refliukso liga. Neseniai atlikta tyrimo apžvalga parodė, kad dirgliosios žarnos sindromo dažno virškinimo trakto sutrikimo paplitimas visame pasaulyje svyruoja nuo 1,1 iki 45%. Tai tikrai yra labai daug, ne? Ši statistika pabrėžia didelį žarnyno sveikatos problemų poveikį pasauliniu mastu ir pabrėžia veiksmingų prevencijos ir gydymo strategijų poreikį. Ir vienas iš to būtų būtent žarnyno sveikata, ne? Jūs galite įveikti įvairaus amžiaus, lyties ir tautybės žmonės. Ypač šitą problemą aplanko žmonės, kurie valgo daug perdirbto maisto produktų, žmonės, kurie nesportuoja, žmonės, kurie nuolat patiria stresą, žmonės vartojantis tam tikrus vaistus, patologiją. Galiu pasakyti, kad į tai įeina ir rūkymas, alkoholis, kitos visokios neteisingos medžiagos naudojimas, ne? Jeigu jūs dirbat tarp cheminių medžiagų, jūs daug uostote ir taip toliau. Dabar čia man kažkas kažką rašo. Aha. Aš nepaklausiu, ar mano skaidrės matot, bet niekas nieko nesako, turbūt gerai matote. Ir kodėl svarbu ta žarnyno sveikata, kodėl paskutiniu metu apie ją daug labai kalba. Žarnyno sveikatos problemos gali turėti didelės įtakos bendrai žmogaus savijautai ir gyvenimo kokybei. Žarnyno mikrobiomas vaidina svarbų vaidmenį, reguliuojant imuninę funkciją, medžiagų apykaitą ir kitus fiziologinius procesus.
Prasta žarnyno sveikata yra susijusi su įvairiomis fizinėmis ir psichinėmis sveikatomis problemomis, kurias aš jau įvardinau prieš tai, ne? Ir tai yra mityba, jos trūkumas, geros mitybos trūkumas, uždegiminės žarnyno ligos, dirgliosios žarnos sindromas, nuotaikos sutrikimus ir net neurodegeneracinės ligas. Ir žinot, kai kuriem tai tos ligos visai neaktualios, ne? Bet, pavyzdžiui, kiek aplinkui daug žmonių jūs girdite, kad jam sunku tuštintis. Aš girdžiu, kad žmonės išeina tuštintis iš vis vieną kartą savaitėje. Tai jūs įsivaizduokit, kokį tūrį žmogus nešioja savo žarnyne, ne? Šios sąlygos gali sukelti didelį skausmą. Pavyzdžiui, jeigu žmogus turi sutrikimą žarnyno, ne, diskomfortą ir kančią, todėl pablogėja gyvenimo kokybė. Žarnyno sveikatos problemų gydymas dažnai apima gyvenimo būdo, dietos ir vaistų keitimą. O tai gali dar labiau paveikti asmens gerovę ir gyvenimo kokybę. Ir žinot, jeigu žmogus, pavyzdžiui, turi užkietėjusius vidurius, ne, ir jisai į savaitę vieną kartą eina tuštintis, kaip jūs galvojat, ar tas žmogus pilnas gyvenimo džiaugsmo, jisai kiekvieną dieną galvoja, kaip jam išeiti į tualetą? Ko jisai gali džiaugtis tas žmogus, jeigu jo visa koncentracija būna į jo vidurius? Tai aš tikrai tokių žmonių pažinojau ir aš labai džiaugiuosi, kad jie jau tie, kurie gavo informaciją iš manęs, savo problemas jau išsprendė. Skatina optimalų storosios žarnos sveikata. Kas yra Yes Global žarnyno valymas? Tai mes pristatome mūsų revoliucinį produktą, sukurtą palaikyti optimalią gaubtinę žarnos sveikatą ir palaikyti natūralų organizmo detoksikacijos procesą. Moksliškai įrodyti ingredientai mūsų profesionaliai sukurtame produkte yra aukščiausios kokybės AB kefyro, Sin4U, prebiotikai, begalingų kitų super maisto produktų mišinio, tokių kaip inulinas, linų sėmenys, acai uogos, psilium lukštai, tai gyslotis, erškėtrožio ekstraktas, burokėlių šaknų milteliai, alavijo, koenzanto ekstraktas, Q10 ekstraktas ir daugelis kitų ingredientų, kurie, kaip ir sakiau, ypatingai atrinkti, jie turi patentuotus sertifikatus. Ir visą tai kompanija sukūrė dėl to, kad būtų viskas dėl jūsų gerovės. Yes Global žarnyno valymas, tai aktyvus ingredientas, yra žinomas dėl savo išskirtinės kokybės, susideda iš molekulių pasižyminčių dideliu sugerties ir sulaikymo pajėgumu, didelio grynumo ir natūralių ingredientų derinys su žmogaus klinikiniais tyrimais, turi nepaprastą veikliųjų medžiagų koncentraciją. Galiu pasakyti, kad atrodo produktai gauna žmogus va tokią mažytę dėžutę, ne? Toj dėžutėj 15 vienetų va tokių nedidelių pakiukų, atrodyto, ne? Jūs va. Bet jų 15 šitų vienetų užtenka mėnesiui arba ilgiau. Ant kiek įsivaizduokit yra koncentruotas produktas. Ir jisai patogu ir į kelionę išsivežti, jūs galite jį visą laiką nešiotis rankinukais, jisai nedaug užims vietos. Tai tikrai labai padeda mums. Aukščiausios kokybės dizainerio pakuotė, kaip ir parodžiau, pakuotė visai nedidelė, aš pati tik ką grįžau iš kelionės, įsimečiau savo keliom dienom pakuočių, kurios man užėmė minimaliai vietos, ne? Žarnyno valymo ypatumai, tai yra sudėtyje nėra cheminių medžiagų ar gyvūninės kilmės produktų, tai yra 100% natūralus augalinis produktas. Halal ir vegetarams tinkami ingredientai, didelis stabilumas įvairiomis sąlygomis. Ką noriu pasakyti, tai gali būti ar ten vėsesnis, ar šiltesnis oras, pats produktas yra vakuume. Patogi ir nešiojama formulė patogiam naudojimui, jau kaip ir sakiau, be alergenų dėl saugumo. Tai reiškia, kad jokių cheminių ingredientų nėra,
jokių dažų nėra įdėta, žodžiu, viskas natūraliu pagrindu. Ir pristatom Kolongat žarnyno sveikatos priedą kruopščiai suformuluotą, taip, kad išspręstų visus jūsų rūpesčius ir palaikytų sveiką virškinimo sistemą. Įrodytas Kolongat veiksmingumas pagrįstas išsamiais moksliniais ir klinikiniais tyrimais, kaip jau ir minėjau, įrodančiais jo veiksmingumą palaikant sveiką ir subalansuotą žarnyną. Saugumas pirmiausia. Mūsų produktas buvo kruopščiai išbandytas, siekiant užtikrinti jo saugumą, deklaruoja tai kompanija, ir yra pagamintas naudojant aukštos kokybės natūralius ingredientus, žinomus dėl žarnyno palaikančių savybių. Kokybė ir grynumas. Kolongat gaminamas moderniose patalpose, laikantis griežtų kokybės kontrolės standartų, o išskirtinės kokybės ir grynumo gaminiams gaminti naudojami aukščiausios kokybės ingredientai. Ką noriu pasakyti, kad mes Liepos mėnesį delegacija iš Lietuvos, apie 10 žmonių, mes važiuosime į Malaiziją. Ir kompanija mus pakvietė aplankyti ir fabriką, ir viską, ką jie gamina, mūsų pažindins iš vidaus, kaip visa tai atrodo. Mes būtinai šitas žinias jums parvešime. Formulė be alergenų, tai yra labai svarbu. Suprantame iššūkius susijusius su įprastais alergenais. Kolongat yra be glitimo, pieno, sojos ir kitų alergenų, užtikrinant suderinamumą su įvairiais mitybos poreikiais. Sąveikos paprastumas. Kolongat yra kruopščiai suformuluotas taip, kad sumažintų sąveiką su įprastais vaistais, o tai suteiktų ramybę tiems, kurie vartoja specialius gydymo režimus. Ir galiu pasakyti, žmonės labai dažnai klausia, sako, aš vartoju tą ir tą, ar aš galiu vartoti. Tai galiu drąsiai pasakyti, kad Kolongardas nieko jums tikrai nepakenks, jeigu jūs šalia valysite organizmą. Virškinimo trakto tolerancija. Mūsų produktas sukurtas taip, kad būtų švelnus virškinimo sistemai, sumažintų virškinimo trakto diskomforto ir sutrikimo tikimybę. Ilgalaikės sveikatos palaikymas. Kolongat ne tik skatina žarnyno sveikatą, bet ir sudėtyje yra ingredientų, kurie palaiko bendrą gerovę ir padeda pasiekti ilgalaikius sveikatos tikslus. Puikus kainos ir kokybės santykis, kaip aš ir sakiau, tikrai kaina yra prieinama kiekvienam dirbančiam žmogui. Mes teikime pirmenybę jūsų pasitenkinimui ir siūlome Kolongat už prieinamą kainą, užtikrindami, kad gausite aukščiausios kokybos žarnyno sveikatos priedą. Apie kainas mes pakalbėsime gale prezentacijos, ne? Moksliškai pagrįsta. Kolongat sudedamosios dalys yra paremtos patikimais moksliniais įrodymais, įrodančiais jų veiksmingumą, skatinant žarnyno sveikatą ir sprendžiant įprastas žarnyno problemas. Teisės aktų laikymasis. Kolongat atitinka ir viršija visus norminius reikalavimus, užtikrinant atitikti aukščiausiems pramonės saugos, kokybės ir efektyvumo standartams. Naudodami Kolongat galite būti tikri, kad jūsų žarnyno sveikata yra mūsų prioritetas. Mūsų produktas yra sukurtas tam, kad suteiktų jums saugią, veiksmingą ir maistingą paros dozę, kad palaikytumėte jūsų virškinimo sveikatą. Ir Kolongat valymas, atstatymas ir atnaujinimas susideda iš visų šitų produktų, kefir, aukščiausios kokybės sudėtis supermaisto produktų, tokių kaip minėjau, nulinas, linų sėmenis, acai uogos, gyslotis, pieno erškėtis, ekstraktas, burokėlių šaknų milteliai, alavijas, kivis ir daug kitų. Ir trumpai apie kiekvieną. Pirmas ingredientas būtų apkefir, tai yra probiotikas, turi daug metabolitų, įskaitant peptidus, aminorūgštis, oligosacharidus, mineralus ir vitaminų B kompleksą. Pagrindinės apkefirų naudos yra palaiko gerą žarnyno sveikatą, sustiprina imuninę sistemą, skatina odos sveikatą, gali padėti su svorio kontrolė.
Ir dar kartą priminsiu ir visą laiką kartosiu, kad Cologuard tai yra bendrų ingredientų atradimas ir formulė, kuri būtent veikia visą mūsų organizmą. Toliau. Probiotikas Apkefir Sin4U GastroCap. Tai remiantis epidemiologiniais statistiniais duomenimis, maždaug 50% pasaulio gyventojų yra užsikrėtę Helicobacter pylori, o užsikrėtimo dažnis taip pat didėja su amžiumi. Naujas tyrimas parodė, kad skrandyje vis dar yra nedidelis kiekis probiotinių bakterijų, o tam tikros pieno rūgšties bakterijos gali slopinti pylori augimą. Sin4U GastroCap, įskaitant 3 patentuotas padermes, gali toleruoti skrandžio aplinką ir kolonizuoti skrandžio epitelio ląstelėse, o tai skiriasi nuo bendrųjų padermių prilipusių prie žarnyno epitelio ląstelių. Tai pagalba mūsų skrandžiui ir žarnynui. Ir šitas unikalus ingredientas yra Cologuarde. Inulinas, tai būtų 3 ingredientas. Jisai gerina virškinimą, turbūt daug kas esat girdėję apie naudą inulino, sustiprina imuninę sistemą, mažina uždegimą, gali padėti su svorio kontrolė, galimas diabeto valdymo pranašumas. Ir aš žinau, kad kai kurie žmonės inuliną geria atskirai, bet galiu pasakyti, Cologuardo formulė tiesiog skatina to nedaryti, nes jisai atlieka viską. 4 ingredientas, tai visiems tikrai labai gerai žinomas, tai linų sėmenys. Lino sėmenys yra gausus maistinių medžiagų šaltinis, turintis įvairių naudingų savybių žmogaus organizmui. Štai keletas jų. Kokios yra naudos? Tai sveikos širdies palaikymas, uždegimų mažinimas, omega-3 riebiosios rūgštys esančios lino sėmenyse taip pat gali turėti priešuždegiminį poveikį organizmui, mažinant uždegimą ir susijusių ligų simptomus. Gerina virškinimą. Lino sėmenys yra turtingi skaidulomis, įskaitant tirpias ir netirpias skaidulas, kurios padeda reguliuoti virškinimo sistemą, skatina sveiką žarnyno mikroflorą ir gerina virškinimą. Stiprina imuninę sistemą, svorio kontrolė. Dėl jų aukšto skaidulų ir baltymų kiekio lino sėmenys gali padėti suteikti sotumo jausmą ir sumažinti badavimo pojūtį. Taip padedant kontroliuoti svorį. Sveika oda. Galiu pasakyti, kai jūs pradėsite vartoti Cologuardą ir ilgiau jį pavartosite, net aplinkiniai žmonės pastebės jūsų kūno pokyčius. Acai uogos. Daug kas apie jas esat girdėję, jos Lietuvoje neauga šitos uogos, tai yra šiltų kraštų augalas. Jos yra nedidelės geltonos arba violetinės spalvos vaisiai, augantis acai palmių medžiuose, kurie yra enderminų Amazonės miškų regione. Šios uogos yra žinomos dėl savo didelio antioksidantų kiekio ir gausios maistinės vertės. Štai keletas savybių ir naudos žmogui organizmui. Tai galingas antioksidantų šaltinis. Gerina širdies sveikatą, dėl savo antioksidantų ir omega-3 riebiųjų rūgščių turinio acai uogos gali padėti mažinti širdies ligų riziką, reguliuoja cholesterolio kiekį kraujyje ir palaiko sveiką kraujotaką, stiprina imuninę sistemą, gerina virškinimą. Prašau užsijungti mikrofonus. Padeda išlaikyti odos sveikatą, galimas svorio kontrolės pranašumas. Jūs turbūt daug girdite dabar, ką šiandien kalbu, svorio kontrolė, ne?
Labai dažnai galiu pasakyti žmonės, kai pradeda vartoti kolongardą, negana to, kad jo išsivalo jų žarnyno tūris, bet kadangi daugiau žmonės pradeda vartoti vandens, jie mažiau valgo ir svoris po truputį pradeda savaime reguliuotis. Tikrai aš visą laiką sakau, nei kolongardas, nei kažkoks kitas produktas jums nenumes svorio, jeigu jūs vienu produktu valysit organizmą, o kitais produktais jį teršite, ne? Tai kada vartojate, pradeda vartoti kolongardą, kad galėtumėt savo padėti, aš tikrai rekomenduoju prisižiūrėti maistą. Pasižiūrėti, ko jums reikėtų, gal daugiau cukraus atsisakyti, ar miltinio patiekalų, glitimo, ne? Ir tuos mėnesius kelis tiesiog pasiekti, pažiūrėti, kaip jūsų organizmas jaučiasi, kai jūs jam padedat visapusiškai. Daugiau sportuoti, judėti daugiau gerti vandens. Psyllium luobelė, tai 6 ingredientas būtų tai balkšvasis gyslotis. Jisai auga ir Lietuvoje. Ekologiškos balkšvojo gysločio sėklų luobelės turi labai daug skaidulinių medžiagų, mažai riebalų ir be cukraus. Padeda reguliuoti virškinimą, mažina cholesterolio kiekį, stabilizuoja gliukozės kiekį kraujuje, svorio kontrolė lygiai taip pačiai ir prisideda prie gražios mūsų sveikos odos. Ir galiu pasakyti apie šitus ingredientus, jūs apie kiekvieną galite atskirai dar pasiskaityti, tikrai informacijos yra labai daug. Ir dabar grįšim dar prie pieno erškėčio ekstrakto, ne? Tai ekstraktas yra natūralus produktas pagamintas iš pieno erškėčio. Šitas augalas daugam yra matytas, ne? Sėklų. Šis augalas taip pat vadinamas pieno dobilu arba S. mariamum. Pieno erškėčio ekstraktas garsėja savo naudingomis savybėmis organizmui, ypač kepenų sveikatai. Štai keletas savybių naudos pieno erškėčio ekstraktui. Kepenų apsauga. Kodėl mes sakome, kad kolongardas, kada jį vartoja, jisai valo ne tik žarnyną, bet ir kepenis ir stiprina kepenis, ne? Ląstelių apsauga. Gali padėti mažinti cholesterolio kiekį ir tai jisai daro. Jisai turi priešuždegiminį poveikį ir jisai turi priešnavikinę veiklą. Jis naudojamas, kada pas žmonės yra arba įtarimas, kad gali būti onkologija, arba tiesiog profilaktiškai šitas produktas, kiti žmonės jį ir vieną vartoja, bet būtent šitas ingredientas yra įdėtas į kolongardą. Tai yra antioksidacinis potencialas, priešuždegiminis poveikis, terapinės programos, diabeto valdymas, širdies ir kraujagyslių sveikata ir vėžio prevencija. Ir šis gėris yra kolongar sudėtyje. Naudokite ir džiaukitės, ne? Astaksantinas, tai yra unikalus ingredientas, kuris tikrai vaidina didelį vaidmenį būtent kolongarde. Jo poveikis yra vienas iš galingiausių natūralių antioksidantų, turinčių gebėjimą neutralizuoti laisvuosius radikalus organizme. Tai padeda apsaugoti ląsteles nuo pažeidimo, mažina oksidacinį stresą ir padeda kovoti su ląstelių senėjimu. Sveika oda, sveikos akys, sveikos širdies ir kraujagyslių sistema ir lygiai taip pačiai prisideda prie svorio kontrolės. Burokėlių šaknų milteliai tai vienas iš ingredientų, kuris gausus maistingų medžiagų. Ir jis gaminamas iš džiovintų susmulkintų burokėlių šaknų. Šie milteliai yra gausus maistinėmis medžiagomis ir turi įvairių naudingų savybių organizmui. Štai keletas jų. Gausu maistingų medžiagų. Antioksidantų šaltinis. Aš žinau, kai aš laukiausi pirmo vaiko, mano buvo labai susilpnėjęs kraujas ir mano Anyta tikrai labai taip kažkaip tai
buvo susipažinus su senovės tą mediciną, jinai sakė, Aušra, tau reikia gerti burokėlių sulčių. Jinai mane girdė kiekvieną dieną burokėlių sultim ir tikrai mano hemoglobinas atsistatė ir geležis atsistatė, buvo viskas labai gerai. Puikus antioksidantų šaltinis, burokėlių šaknų milteliuose esantis antioksidantai, tokių kaip vitaminas C ir flavonoidai, padeda apsaugoti organizmą nuo laisvųjų radikalų, žalos ir mažina oksidacinį stresą. Palaiko kepenų sveikatą. Dar vienas ingredientas, kuris padeda mūsų kepenims, ne? Gali padėti reguliuoti kraujospūdį. Sveika virškinimo sistema padeda reguliuoti cukraus kiekį kraujyje. Ir šitas unikalus ingredientas yra kolongarde. Fitness - tai vienas naudojimas polifenolių mišinys, buvo mokslinėme, yra botaninių žaliosios arbatos, greipfruktų, vynuogių, jisai moksliškai ištirtas, ir vynuogių, juodųjų morkų ir guaranos ekstraktų su vitaminu B3 ir kofeinu. Tai yra antioksidantinis poveikis, širdies sveikata, imuninė sistema, sveika oda, sveika virškinimo sistema. Tai dar vienas ingredientas įeinantis į sudėtį. Alavijo ekstraktas, tai yra aloe vera ekstraktas gaminamas iš aloe vera lapų. Turbūt daug kas žinote šitą augalą ir kai kurie panašų augalą augina namuose, kiti eliošium jį vadina, ne? Bet daugiau šitie augalai auga šiltuose kraštuose, jų yra labai daug. Aš pati mačiau Tenerifėje, Amerikoje, Las Vegase laukuose, jų labai daug auga šitų augalų. Tikrai jie mėgsta karštį, jiems nereikia daug drėgmės, jie iš savęs turi labai daug naudingų medžiagų. Ekstraktas gali būti gaminamas įvairiais būdais, dažniausiai naudojant lapų minkštinimo arba virimo metodą. Šių metodų metu iš lapų išgaunami vertingi komponentai, tokie kaip polisacharidai, vitaminai, mineralai, aminorūgštys ir fermentai. Jisai įtakoja odos priežiūrai, gydymo savybės dėl savo gyjimo ir priešuždegiminių savybių. Aloe vera ekstraktas gali būti naudojamas gydyti žaizdas, įbrėžimus, nudėgimus ir kitus odos pažeidimus. Jis taip pat gali būti naudingas kovojant su egzema, psoriaze ir kitomis odos ligomis. Burnos higiena, virškinimo sistema, ir galiu pasakyti, kad būtent šito ingrediento dėka pagyrus žmonės kolongardą pastebi, kad dingsta pas juos iš burnos nemalonus kvapas, nes tvarkosi virškinimo sistema. Dar vienas iš ingredientų tai yra CoQ10, tai energijos gamyba mūsų organizmai šito ingrediento dėka, antioksidacinis poveikis, širdies sveikata, padidina antioksidacinių vitaminų efektyvumą. Jisai gali padėti pagerinti antioksidacinį vitaminų, tokių kaip vitaminas C veiksmingumą organizme, prisidedant prie bendros antioksidacijos sistemos stiprinimo. Kodėl pagražėja žmonių oda? Kad yra jame daug vitamino E. Padidina imuninės sistemos veiklą. Tai galiu pasakyti, visi tie ingredientai, kivio milteliai, tai jie yra kivių milteliai gaminami džiovintų kivių sulčių arba perdirbimo likučių. Šie milteliai yra išsaugoti sausoje formoje ir gali būti naudoti įvairiais būdais, įskaitant maisto gamybą ir gėrimų gamybą, ne? Ir jisai yra įdėtas kaip ingredientas, vitaminai ir mineralai. Kivių sulčių milteliuose yra gausu įvairių maistinių medžiagų, įskaitant vitaminą C, vitaminą K, vitaminą E, kalį, magnį ir kitus. Antioksidantinis, sveika oda, imuninės sistemos palaikas, virškinimo sveikata. Ir atkreipkite dėmesį, kiek dabar visko vardinu. Visi šitie ingredientai tarpusavyje turi tokių bendrų sąveikų, kurios
viena kitą papildo, ne? Ir dabar apie ingredientus jau daugmaž ką ir pasakiau viską, jeigu apibendrinant Kolongardą ir visus tuos ingredientus, kurie buvo sudėti, tai kas yra pats Kolongardas? Valymas, atstatymas ir atnaujinimas. Galingas plonųjų ir storųjų žarnų valymas, kraujagyslių, kepenų, limfos, kraujo valymas. Nes labai dažnai žmonės galvoja, kad čia jie tik žarnyną valo. Ne, brangieji. Kolongardas apima visą jūsų organizmą. Veiksmingas esant riebaliniai hipotezei. Antiparazitinis poveikis. Jeigu jūs turite organizme parazitų, pas jumi organizme labai tada daug ir toksinų, jis yra labai užterštas. Todėl šitas produktas jums tikrai padės. Probiotikais ir prebiotikais pagerina žarnyno mikrobiomų pusiausvyrą, mažina uždegimą visame organizme, padidina ir stiprina imunitetą, padeda detoksikacijos procese, pašalina toksinus, pagerina širdies ir kraujagyslių sistemos veiklą, pagerina psichinę sveikatą ir kognityvinę smegenų funkciją, insultų, širdies priepuolių prevenciją, nes valo kraujagyslės, sumažina cukraus kiekį kraujyje, reguliuoja kraujospūdį, plečiant kraujagyslės, kad pagerintų kraujotaką, apsaugo organizmą nuo oksidacijos, reguliuoja ir mažina svorį, pagerina plaukų, nagų, odos būklę. Ir aš įdėjau tik tai vieną iš atsiliepimų, kiek mes jų turime, ane? Kada moteris daug metų turėjo didelę problemą, bėrimai, egzemos, pas ją daug ten visokių dalykų buvo, ir jinai tiesiog padarė nuotrauką prieš ir padarė po 8 savaičių, pagėrus mūsų auksinių kompanijos sukurtą trikampį, kuris yra sistema, tai yra Kolongardas, Sunrise'as ir Sunsetas. Dažnai mes norime rezultato čia ir dabar, tačiau pripažink, problema neatsirado per keletą dienų. Taip ir nepraeis pabandžius vieną pakuotę produkto. Jei pradėjai ląstelėms duoti maisto, tai maitink jas kuo ilgiau ir rezultatais negalėsi atsistebėti, nes tikrai tavo kantrybė ir nuoseklumas tau padės. Tai ką aš noriu pasakyti, labai dažnai žmonės pageria savaitę ir tikisi stebuklų, kai jie 40-50 metų teršė savo organizmą, dėjo jį ką papuolė, gyveno kaip papuolė ir nori auksinės piliulės, kuri jiems per dieną ar 2 išspręstų problemas. Galiu pasakyti, kad šie produktai tikrai sprendžia problemas, jūs tiesiog juos panaudokite ilgiau. Šiaip kompanija rekomenduoja iki 6 mėnesių maždaug kursą, kai kam gal užteks 4 mėnesių, kai kam gal užteks 3, kai kas turės jau po mėnesio labai gerus rezultatus, bet tikrai patikėkit verta. Ir kai žmogus daug metų turi problemą su rankomis, su kojomis, ar iš vis soda, ar dar kažkokia tai spaudimas, ar dar kažkas, ir kai jisai ją susitvarko, taigi jisai nenustos kalbėti, jisai rėks visam pasauliui, kad žmonės išgirskite. Ir galiu pasakyti, medicina nestovi vietoje, ne? Mokslininkai dirba, stengiasi ir nori mums padėti. Ir kada jie sukuria tokį produktą ir mes žmonėm pasiūlom, jie, tai čia eilinis, tai aš noriu pasakyti, šitie produktai tikrai nėra eiliniai ir jūs tik tai sužinosite tai pabandę. Ir galiu pasakyti, kad kodėl kompanija sukūrė tą auksinę trikampį. Jums nereikia pirkti produkto kiekvienam atskiram organui ar sistemai, kaip dažnai tenka daryti kitose įmonėse. Mes turime auksinį sveikatos trikampį, kuris sudaro tik 3 produktai. Valymas, atjauninimas ir antistresas.
kurių kiekvienas pagal sudedamųjų dalių sudėtį veikia kaip visa programa. Ir iš viso kompanijoje šiuo metu yra 6 produktai. 3 produktus aš jau paminėjau, tai Cologne Garçon Rise and Set. Yra nuostabus produktas moteriams. Ir vyrai ypatingai yra pamylėti šitoj kompanijai, nes jiems yra sukurti net 2 produktai, kurie atlieka tą pačią funkciją. Ir mes turime labai gerų rezultatų su vyriškais produktais. Kas pasirenka kavą gerti, kas pasirenka saldainės, nes jos yra čiulpiamos kaip saldainės. Aš galiu pasakyti, mano vyras irgi geria, aš negaliu atsidžiaugti, ant kiek veiksmingas produktas į 3 dieną jau unikalūs rezultatai. Ir dabar labai dažnai žmonės klausia, kaip mes galime įsigyti tų produktų. Aišku, jūs nenusipirksite šitų produktų nei vaistiniai, nei parduotuviai, nei bet kokio kitoj kažkokioj tai įstaigoj. Šitas produktas yra pardavinėjamas per tinklinę rinkodarą. Ir būtent viena iš jų, kaip ir minėjau, yra Yes Global kompanija. Man labai šviečia saulė, aš bandau kažkaip tai pasislėpti nuo jos, nors aišku labai nesmagu. Tai va, būtent Yes Global kompanija, kuri yra gamintoja, kaip ir minėjau pačioj pradžioje ir sukūrė šitą produktą, ne? Jie išleido būtent tinklinės rinkodaros principo. Ką reiškia tinklinė rinkodara? Kada reklama yra iš lūpų į lūpas, ne? Ir kaip jūs galvojate, dėl ko mes darom šitą prezentaciją? Dėl to, kad kuo daugiau žmonių sužinotų, kad kuo daugiau žmonių išgirstų apie šį unikalų produktą ir pradėtų jį vartoti. Žmonės pamatys. Ir kaip ir minėjau prieš tai, prie produkto nėra priprantama. Tai nėra produktas, kurį jūs gersite visą gyvenimą, ne? Tai man asmeniškai galiu pasakyti, aš prieš gerą pusę metų tvarkiausi jau dariausi tyrimus, gavau pakvietimą iš kompanijos, kadangi man jau yra 58 metai, aš gavau pakvietimą iš savo poliklinikos pasidaryti tyrimus. Ir aš pasidariau visus pilnus tyrimus. Ir vienintelis, kas jiems šiek tiek tuo metu labiausiai užkliuvo, tai mano cholesterolis ten kažkuris tas didesnis buvo. Ir žinot, čia nieko tokio, tas tavo čia cholesterolis, jim pagerk ir tau jisai susitvarkės. Ir kai aš nuėjau vaistinę, paklausiau, kiek tas produktas kainuoja, jis ten irgi kaip papildo pagrindo. Man tas vaistininkas pasakė, jeigu jūs jį pradėsit gerti, jisai visam gyvenimui. Aš nepirkau to produkto. Aš dabar pradėjau vartoti šitus produktus ir prieš kelias savaitės pasidariau pilnus tyrimus, tai praėjo geras pusmetis, pilnus viską ir kraujo krešumą, ir vitaminą D, viską, ką įmanoma buvo pasidaryti, už dalį jų aš susimokėjau, kad būtų pilnas tyrimas. Ir ką jūs manot? Visų pirma, mano cholesterolis pamažėjęs. Antra, mano visi tyrimai tobuli, visi yra norma. Mano niekas, net vitaminas D, kurio atrodytų žmogui trūksta ir jį kiti geria papildomai, net vitaminas D mano metuose yra norma. Tai mane tikrai labai džiugina, aš tikrai galvoju, kad šie produktai prisidėjo prie mano unikalios sveikatos. Kaip įsigyti produktus? Produktų įsigijimas yra keliais būdais ir jūs galite juos įsigyti keliais būdais. Jūs galite įsigyti pas tą žmogų, kuris jūs pakvietė šiandieną į šitą prezentaciją, arba tas žmogus, kuris jums duos šitą video. Jisai gali būti, kad jisai turės tų produktų, ne? Jūs pas jį galite nusipirkti. Jūs galite užsiregistruoti į kompaniją ir įsigyti paketą su didesniu kiekiu produktų. Pas mus yra už 408 jūs galite įsigyti 12 produktų, už 884 jūs galite įsigyti 26 produktus. Dabar vyksta akcija iki gegužės pabaigos, rekomenduočiau būtinai su jie pasinaudoti, kai galima pas mus moterišką produktą nusipirkti labai pigiai.
Ir visiems raginu pasinaudoti šitą akciją. Registruojantis jūs tikrai labai išlošite. Šitus 2 paketus mums kompanija siunčia nemokamai, tiesiai iš Malaizijos mes gaunam produktus, maždaug per 2-3 savaitės reikia palaukti. Jeigu žmogus nori tik pabandymų, aišku, jisai gali ateiti su 3 produktais ir įsigyti lyder paketą už 100 eurus, ne? Jeigu su akcija šiandien dienai būtų 110, jūs gautumėt net 4 produktus, bet čia tik iki gegužės pabaigos. Tai tikrai nėra didelė suma pradžiai nusipirkti pigiau, nes jeigu jūs nesiregistruojat, jums produktas gaunasi 40 eurų plus siuntimas, jeigu jūs registruojatės, jums gaunasi produktas $34, su akcija dar mažiau. Tai galiu pasakyti, tikrai, aš manau, įperkama kaina dėl savo sveikatos, ne? Nors čia visokiais būdais tokiuose, bet vis tiek saulytė ant manęs šviečia ir viskas. Dabar, kaip būtų, jeigu jūs užsiregistruosite į kompaniją ir kaip atrodo, prie registracijos, perkant paketą, Kolongardas, Sunrise'as, visi produktai registruojantis kainuoja $34, bet ne po vieną produktą, kada perkamas paketas, tai 12 produktų, 26 ir tie 3, ne? Bet kas dar būtinai išgirskite, ką noriu pasakyti. Po registracijos, visai nesvarbu, su kokiu paketu jūs ateisite, jums produktas jau kainuos tik tai $28 arba tiek pat euro, ne? Tai produktai būna supakuoti, kaip ir sakiau, po 15 vienetų. Nežinau, ar čia jau matosi, tas nelabai matosi. Va, tokia dėžutė, matot, aš užsidėjus tą, tai nelabai matosi. Tokia dėžutė, čia yra sudėta 15 vienetų. Ir dar yra dėžutės po 7 vienetus. Tai 7 vienetai išeina biškai brangiau pirkti, kainuoja $17 po registracijos, per registraciją $20. Tai va, o šiaip perkant be registracijos produktas 15 vienetukų kainuoja $40, 7 vienetukai kainuoja $25. Tai tikrai rekomenduoju registruotis, tapti vartotojais, daryti aktyvacijas ir naudoti pačią mažiausią kainą.